Kaip internetu užpildyti prašymą mobiliai šeimos korteliai gauti? Kiekvienas šeimos narys, turintis teisę naudotis šeimos kortele, gali papildomai ir nemokamai gauti ir mobiliąją šeimos kortelę. Mobiliąją šeimos kortelę užsisakyti galėsite tik, kai jūsų pateiktas prašymas gauti fizinę šeimos kortelę yra patvirtintas ir kortelė bus perduota gamybai. Kortelės duomenys gamybai perduodami nuo kito mėnesio 11 dienos. Prisiminti, kaip teikti pirmą prašymą gauti fizinę šeimos kortelę, padės filmukas Kaip internetu užpildyti prašymą šeimos kortelį gauti, kurį rasite šeimos kortelės svetainėje. Kai duomenys fizinės šeimos kortelės gamybai perduoti, pilnamečiai šeimos nariai gali teikti prašymą gauti mobiliąją šeimos kortelę. Prašymą mobiliai šeimos kortelį gauti internetu užpildysite tinklapyje www.spis.lt ir pasirinkę skiltį gyventojams. Prie sistemos junkitės jums patogiausiu būdu per elektroninę bankininkystę su elektroniniu arba mobiliuoju parašu. Prisijungę prie SPIS paskyros, pasirinkite, ar yra nurodytas pranešimų siuntimo būdas, nes šių duomenų reikės jums siunčiant mobiliosios šeimos kortelės prisijungimo duomenis. Galite pradėti mobiliosios šeimos kortelės užsakymą. Taip padarysite paspaudę Naujas prašymas. Atsivėrus prašymų sąrašui pasirinkite šeimos kortelę ir spaudskite Toliau. Susipažinkite su pranešimu. Taip pat pažymėkite, ar sutinkate, kad jūsų šeimos narių duomenys būtų gauti iš gyventojų registro. Paspaudus pildyti prašymą, šeimos sudėties lentelėje automatiškai bus išvardinti šeimos nariai. Duomenys apie šeimos narius gaunami iš gyventojų registro ir gali būti tikslinami rankiniu būdu. Kiti šeimos nariai, turintys teisę naudotis kortele, gali būti pridedami savarankiškai. Įsitikinkite, ar informacija teisinga. Patikslinti duomenis apie šeimos narius galite ir tuo atveju, jeigu sistema klaidingai rodo, kad neturite teisės į šeimos kortelę. Pastebėję, kad lentelėje nėra visų šeimos narių, galinčių naudotis kortele, sąrašą papildykite. Kitame lange atsivers visų šeimos narių vardai ir pavardės. Dėmesingai patikrinkite šeimos narių sąrašą, nes asmenys, prie kurių bus pažymėtos varnelės, bus nurodyti mobiliojoje šeimos kortelėje ir tik jie galės naudotis kortelės suteikiamomis privilegijomis. Jeigu norite pašalinti asmenį iš sąrašo, varnelę galite nuimti. Pasirinkite jūsų šeimos tipą ir nurodykite, kad prašote sudaryti galimybę naudoti šeimos kortele per mobiliąją šeimos kortelės programą. Vienu metu galima užsisakyti tik vieną mobiliąją šeimos kortelę. Joje bus įrašyta tiek šeimos narių, kiek pažymėjote anksčiau. Skiltyje Papildoma informacija pažymėkite, kokiu būdu pageidaujate gauti informaciją apie paramą ir teikiamas paslaugas. Taip pat nurodykite, kaip pageidaujate gauti informaciją apie priimtus sprendimus po šeimos kortelės užsakymo. Šiuo būdu gausite pranešimą, kai prašymas bus išnagrinėtas ir sugeneruoti mobiliosios šeimos kortelės prisijungimo raktai bei QR kodai. Spauskite Išsaugoti. Patvirtinkite, kad prašyme nurodyta informacija yra teisinga ir pateikite prašymą. Gavus patvirtinimą, kad jūsų prašymas patenkintas SPIS, po kurio laiko gausite mobiliosios šeimos kortelės prisijungimo raktą, QR kodą, savo SPIS paskyroje ir prašyme nurodytų būdu. Palaukite 2 dienas, kol duomenys bus perkelti į mobiliąją programėlę ir galėsite pridėti mobiliąją šeimos kortelės kortelę prie programėlės. Svetainėje skelbiamas programėlės naudotojo vadovas.